Labas visiems, šiandien pradėsim žaisti Night and Night Day. Mes pasakysim mūsų vardus. Tai laba diena, tai mes bandysime išgyventi 99 naktis, statysim bazę ir truputėlį apie mus. Gerai, mano vardas yra Mija. Aš pasistengsiu būti nuoširdi ir aš stengsiuosi padėti, kad nebūtų taip tylu. Ir stengsiuosi žaisti, kaip jums patinka. Žiūrėk, kad vaizdo būtų. Pagyvint vaizdą. Mano vardas yra Night ir aš irgi tą patį darysiu, bandysiu būti gera. Tikrai stengsiuosi, jeigu mirs mano draugė Mija, tai tikrai bandysiu ją išgelbėti. Bet jeigu mirsime ir neišgyvensime 99 naktis, tai mes labai atsiprašome. Tai mes dabar pradėsime. Ir jei mes neišgyvensime, mes antrą kartą tai būtinai išgyvensime. Laukite kito video. O dabar pasimėgaukite mūsų video. Taip. Einam ties medį. Tu matai, kaip krenta sniegas? Oho. Bet kaip keista pagalvojant, nuo medžių krenta sniegas. Kaip šventiname medžiu. Jo. Mija. Ką? Kaip manai įmanoma surasti briedžio ragą? Manau, gal ne. Bet gal ir galim. Aš galiu pasakyti metą. Tikrai gerai. Surasime mane kūno. O kodėl tiek triušiai nudažyti? Vieną dalyką radau. Aš tai manau dėl to, nes... O kodėl jie spalvos kaip ne karvės? Aš manau dėl to, kad... Kažkas pašventino. Jo, būtent. Aš manau dėl to, nes žiema. Jeigu banikutas būtų baltas, tai aš manau, tada nesimatytų, nes sniegu įsimaskuotų. Tai manau dėl to triušius dabar. Bet be to, man atrodo, triušiai, jeigu aš neklystu, jie žiemą tampa rudi. Pakeičia biškį spalvą. Čia logiškai tu pasakei. The fire is almost out. O ne, mums reikia kažką daryti. Radau du banikutus. Ai, nepamiršk, šiandien pirma diena. Visada nepamiršk, kad pirmą dieną niekados elnis nepuola. Nors ir campfire out. Gerai, aš padarysiu mums laužą. Gerai. Gerai, mes abi turbūt bazės statysim, taip? Taip. Bet ir nepamirškit. Mes statysim nepaprastą bazę. Jūs su kitais savo draugais galėsite pastatyti lygiai tokią pačią bazę. Rašykite į komentarus, nes aš jums parašysim, pavyzdžiui, kiek jeigu neškumų, pavyzdžiui, kiek hektarų, pavyzdžiui, pieno reikės tam dalykui, o kiek reikės kitam dalykui, pavyzdžiui, lenksminimo. Įmanoma, pavyzdžiui, suskaičiuoti. Jeigu jūs norėsite su mumis pabandyti sužaisti Night and Night Day, tai būtinai galite parašyti komentarus jūsų username ir mes, jeigu turėsim draugą, jūs pridėsim ir galėsim sužaisti. Taip, kviečiame visus smagiai kartu pažaisti. Mes esam komanda ir mes turim daugiau išgyventi su jumis ir ne tik tai mes padėdami,
ne tik tai mes, bet ir su jumis. Mes norime, kad jūs būtume laimingi. Ar ne, mes? Taip, pritariu tau, Mija. Ačiū tau. Bet jeigu norėtum sužinoti, kiek mums yra metų, ar pavyzdžiui, arba norėsit sužinoti mūsų tikrus vardus, tai jeigu surenkame 1000 patinka, tai galėsim jį išskaisti, galėsim ir paklausti kitų dalykų, bet negalime klausti gatvių ir ten namų. Nepamirškite, draugai, mes irgi galim visiems pasakyti, pavyzdžiui, kad nebūtų keiksmažodžių, mes priimsim viską gražiai, nebus pykčių, visą bus puiku. Bet jeigu turit savo idėją, kur galima išgyventi 99 metus, galit papasakoti, kokią įtaką reikėtų mums statyti. Bet dabar mes dar nepradėsim patys statyti, mums pirma reikia susirasti daug vartų ir medienos. O gali pastatyti kilimėlį? Žinoma, statyk ten, kur aš padėjau to daiktus. Ačiū tau labai. Aina yra už tai. Tėvą ką tik gavau. Ką? Keista, gal medika? Ne. Tai gal elniam knagą, kurį pašvertinom katę? Ne. Tai ką? Gavau patys aš. Gavau patys aš žaidimą. Ne. Vis tiek neblogai. Ačiū. Paliksiu stalą, kad tu sugalvosim arba aš užstatysim stalą. Aš manau, mums stalą reikėtų pasilikti visų, kai mes bazę pasistatysim. Nes dabar statysiu iš karto, tai blogai. Atsiprašau, kad norėjau, kad mane vilkas užpuolė ir man buvo mažai gyvybių labai. Gerai, o turi vaistinėlę? Taip, turite, galėsiu pasiimti. Ne, nedarysim. Draugai, nepamirškit, mes rūšiuosim daiktus. Darysim ir vaistinėlių lentyną. Mes viską darysim. Pavyzdžiui, jei nereikia nupirkti 3 lentynas ir mums tiek nereikės, mes surūšiuosim į lentynas. Kitas pastatysim kaip tik lentyną vieną iš tų dviejų ir 2 lentynas padėsim į vieną. Gali paimti, prašau, 3 kėdės, nes aš neturiu tiek tam vietą. Šis bakas bus? Taip, čia mano rastas. O, atsiprašau, kad paėmė. Ai, nesvarbu. Viskas mes draugės visada dalinas ir būna geriau. Jeigu su draugu susipykstat, nepamirškite, visada reikia pasikalbėti, o ne iš karto sakyti, kad nepadraugaujam. Nes mums su Mija buvo tiek daug kartų, bet mes vis tiek draugaujam. Nes mes mokam susitaikyti. Tai nepamirškite, draugai, mes darysim ne vieną video ir ne 2, o gal kažkokius 105 ar daugiau. Nepamirškite, draugai, palaikinti, mūsų ir subscribinti, kad mums būtų linksma ir darytume daugiau video. Pavyzdžiui, jei populiarus YouTuberis, pavyzdžiui, kaip labai populiarus, pabandom jį aplenkti drauge, kartu, visi drauge. O gal jūs, pavyzdžiui, YouTube rasite vieną žmogų, kuris labai gerai stato bazę ir jūs parašysit jūsų slapyvardį ir norėsit kartu išbandyti tą bazę. Priimsit, galėsit ir jūs statyti bazę. Nepamirškite, mes visi galim statyti bazę. Jei, pavyzdžiui, jūs nenorėsit, kad mes statytume bazę, būtinai priimsim, kad ir jūs galite statyti bazę. Nepamirškite,
kad mes ir jūsų visus video kartu kelsime ir prašome nesugadinti video, nes tada bus nežino, mes būsim draugiški su Nike, ar ne? Taip, visą laiką. O keista, o kas pašventino šitą žemę? Kad čia yra tiek mielo. Ką žinau, gal koks briedis atkeliavo, ar pelėda kažkokia, kuri norėjo pavalgyti, bet vietoj pavalgymo jinai pašventino. Arba pelėda tuo plūkstačiu asmenį numetė visur. O kur plūkstačiu, noriu paragauti. Tai va, patiekalas. Tai va, ragauk kažką. O kaip paimti? Nu, kastuvą pasiimk, išsičios ir viskas. O kaip valgyti? Nu, aš nežinau. Ai, tas Paspaudži kyti ir viskas spaudži. Na, čia naujiena, aš gavau šiandieną. Čia man jau naujiena pasakė. Tai gerai, kad naujiena. Keista. O draugai, o kaip jūs manot, kiek žmogus daugiausia gali dienų išgyventi? Visą dieną, pavyzdžiui, žaidė. Kiek? Mes taip su Nike, kai žaidėm, mes per vieną dieną išgyvenom lygiai vieną dieną, 12 valandų pražaidėm, kad galėtume išgyventi 741 dieną. Aišku, nepamirškite, mes irgi neturėjom vaikinėti, bet mes mokėjom Robux, kad mes galėtume daugiau gyventi. Nepamirškite, mes darysime ir su jumis taip. Mes būsim draugiškos, nepamirškite. Tikrai bus viskas ok. Jei, pavyzdžiui, būsit alkani ir, pavyzdžiui, pamatysit, kad nėra maisto ir būtinai praneškite. Mes su Nike ir Niek kartu surasime, mes būsime didelė komanda. Nepamirškite, parašykit į komentarus, kokią komandą mes galim sukurti. Pavyzdžiui, Superstar komanda, pavyzdžiui, nežinai, Jei Superstar, nesvarbu, jūs parašykite į komentarus, kokį jūs labiausiai norėtume, kad mes sukurtume pavadinimą. Ir po to mes balsuosime tos pavadinimus. Jūs matysite, kuris laimės. Tikėkimės, jums patiks šitas video. Taip, aš mano draugė, žinoma, kad patiks. Tikiuosi. Aišku, nesu labai garsi youtuberė ir aš tik neseniai pradėjau, bet vis tiek tikiuosi, kad patiks. Nes ir mano pirmas video, mūsų pirmas video, kai mes darom su draugu. Tai tikimės, bet jums patiks. Pirmas video buvo be daug. Jo pavadinimas buvo Loksman Nike. Aišku, mano vardas tuo metu buvo Lėlė. Nepergyvenkite, nes mane vadino Loksman. Tikiuosi pamiršusios, kad persikeičiu vardą, bet viskas gerai. Tuomet buvo be balsu. Jep. Taip ir buvo. O jūs mane nežinote. Tai gerai, kokią bazę susinklinti? Reikia pagalvoti. Kažką logiško. Jo. O gerai, kas ieškoja daiktų? Aš galėsiu ieškoti daiktų, aš žinau daug vietų, kur galima daug daiktų rasti. Gerai, bet aš irgi ieškosiu, padėsiu tau. Oi, kaip kartais man pradeda... Gerai, nesvarbu, kartais man tiesiog pradeda žiauriai patikti šitą žaidimą Skype, o kartais ir biškį jau užknisa, bet tik man iš tikrųjų labai patikti. Draugai, nepamirškite, nekęskite, nenaiknai, parašykite į komentarus,
Kokių dar žaidimų galime išbandyti? Jo, būtinai rašykite, nes mes ne visada turim tiek idėjų. Taip, pavyzdžiui, Kėlabraino. Taip, bet aišku. Ir parašykite, jeigu pavyzdžiui Kėlabrainas, kur ten pavyzdžiui yra nieko kitų žaidimų, gal ir taip toliau, tai pabandykit pasakyti, kokia visi misija turėtų būti, ką padaryti. Bet tik tai nerašykite tokių, kad pavyzdžiui kas sukūrė Kėlabrainą, pavyzdžiui, tą žmogų. Nes tada labai sunku bus. Ir tikrai nemanau, kad mes rasim. Taip, draugai, nepamirškite. Arba, pavyzdžiui, nerašykite. Rašykite tik tai logiškus dalykus. Taip. Tikrai pritariu. Mums yra nemažai metų ir mes tikrai žinom, ką daryti, pavyzdžiui, 12 valandų Kėlabraino. Nemanau, kad galėtume gyventi, kad mes neįsispręs, nes tada tikrai buvo labai ilgas laikotarpis, kada gyveno. Pavyzdžiui, 701 dieną. Bet čia, nesiūlykite antrą kartą gyventi, nes tai buvo labai ilgas laikotarpis. Pavyzdžiui, gali pasiūlyti gyventi 400 dienų ir kai mes surinksim 10 000 subscriberių, mes pasakysim paslaptį, kaip galima išgyventi paprastai 1000 arba 701 dieną. Paprastai ir nenumirdami. Prisiminkit, mes gyvenom ir mes nejuokavom YouTube. Mes paprastai, mes patys sugalvojom. Ir tai buvo labai nebloga mintis, aišku, Taip, pritariu. Ir tikrai mes pradėjom daryti tokius namelius ir jie tikrai mums padėjo, bet yra ir daug daugiau būdų. Mes buvom pasistatę tokią bazę, kur ten buvo taip saugu ir taip jauku. Atsiprašau, aš mylėjau, aš nežinau, aš persenau ir man labai buvo sunku, nepyk. Viskas gerai, aš tikrai nieko nesakau blogo. Ateinu, o prie tavęs yra vaikų? Deja, ne. Tai gerai, tada ateinu, aš tik turiu 4 vaistinėles ir 1 mediką. Gerai, nepamirškite, nes irgi biškį pajuokausiu. Aišku, daug juokausiu, ne biškį. Draugai, nepamirškite, bet šitam video bus žiauriai cool. Ne. Ja? Aš turiu klausimą. Taip. Kodėl man atrodo, kad aš nemačiau, kad buvo atėjusi naktis? Ar aš susisapnavau? Kokia naktis? Nebuvo dar nei karto nakties, man taip atrodo. Buvo. Man kažkaip atrodo nebuvo. Arba aš čia pamiršau, arba net nepastebėjau. Buvo. Tai gerai, kad buvo, nes aš nesuprantu. Bet kur eina svogalai? Nežinau, Išskrido gal į kosmosą, paatostogauti. O tai kokios šalys išskrido? Nežinau. Gal išskrido į šalį tokią, kad galėtų pašventyti ragus, o padaryti ragų manikiūrą. Arba ten, kad galėtų surasti pelėdą ir galėtų pasidaryti kartį kažkokį baliavoti. Ten lakštų reikia pagalvoti. Gal briedį sumanė padaryti taip, kad mūsų nebūtų, atsimesti, kad mūsų nėra ir kad mes patys galėtume gyventi. Būtų labai puikiai mintis. Pritariu tau. Aš tikiuosi, kad briedis vieną kartą kada nors taps vėl geras. Įsitikiuosi irgi tas. Man nepatiko ta dalis, kai reikėjo briedį gydyti. Tada turėjo prarasti 2 vaistinėles. Bet ką padarysi, tai būna. Tai istorija būtent yra įdomi. Ir nepamirškite, jeigu nežinojote,
kartą būna šeštadieniais 8 valandą. Kiekvieną kartą būna Night Days. O jeigu nori Stėlo Braižas būna užteikas visada 10 valandą prasideda bet vakaras. Taip, neryto, negalvokite, o jau Stėlo Braižas 8 valandą. Juk turi parašyti. Aš ne 8 valandą, lyja. 8 valandą juk yra tik tai Night Days. Stėlo Braižas. Oi, aš biškį, man teletabiai galvoj šoka. Kokie dar teletabiai? Labai minkšti teletabiai, ar kokie ten? Šaunus? Žinai, vienas teletabis kalba jau. Apie ką kalba? Tu gražiai atrodai? Ar kitai Nesakyk, man aš visą laiką gražiai. Nu, tuoj gražiausia panelė čia karalienė mūsų, jo. Aš žinau, kada pas karalienę. Nu, tuoj aš tai būsiu karalienė. Mažai pasirodinti. Matysi tave. Oi jau. Kas čia uoju, tu čia Aš dainuoju. Uoju, aš Nežinai dainos? Uoju. Nežinai šito dainos? Aš prisimenu, aš prisimenu, aš buvau spektaklį, tai ten buvo šokinėjau. Kas čia per daina? Nežinau, aš vis ten žiūrėjau tave, nespratau. Ai, be to. Balikūtis galime neparduoti. Tai kaip gerai. Ai, be to. Pašventlę balikūtą parduoda. Žmonės, aš pamiršau pasakyti. Jūs turite parašyti dar į komentarus, kodėl jūs norite žaisti su mumis ir ko jūs norite pasiekti. Taip, žinoma. O mes, pavyzdžiui, vieną kartą būtinai visur prakeliausite. Pavyzdžiui, jei atidarot vieną namelį ir galite rasti, žinot ką? Galite rasti Cyborg. Ir tai yra labai gerai, nes padėsi tą Cyborg ir pažiūrėsi. Kas pirmas ras, tas bus didvyris, nepasiteks jį kviesti į šį žaidimą, kartu žaisti, dalyvauti. Daug mes jo nepažįstam. Tai pažįstam, bet daug kartų, ne kartu. Tai žmonės pasistengia. O šiaip, o dabar jau ir visko ten ant sniego. Dabar jau bus nepašventinta žemė, jau bus dabar jau apsausta žemė jau. Jo. Kaip blogai tai lyja, man nepatinka, dar perkūnijos atsiranda. Ir jeigu nepamirškite, šitas video buvo įkeltas per naujuosius metus. Ir jeigu dabar žiūrėsite per naujuosius metus šitą video, tai aš linkiu jums gerų naujų metų. Taip, mes linkime gerų naujų metų. Aišku, sėkmės, džiaugsmo ir visokių kitų dalykų. Taip, tikimės jums labai patiks. Taip, mes sugalvosim dar įdomią naujieną. Aišku, mes ir padėsim dovanas, kaip sakiau, bet mes jūsų. Jei jūs būsit mūsų fanai, aišku, mes nepamiršime jūsų, būsime geri draugai, neįžeisim nieko, tikrai bus linksma. Taip. Kaip manai, ar mums nereikėtų nueiti ir išgelbėti pirmą vaiką? Aš galiu išgelbėti, aš turiu savo galingą rytą. Puiku, būtų labai gerai, jeigu tu galėtum. Puiku, man tai viskas gerai. Ačiū tau, kad pasiūlei. Aš mielai gelbėsiu ir žodžiu viskas nepamiršti būti savo, nes aš jau atidariau ir man buvo labai džiugu, kai tu man padovanojai žodžiu čestą. Ačiū tau. Gerausia.
Ai, nepamirškite, jeigu galvosite, kad jeigu pamatysite, kad vieną kartą, jeigu 2 kartus, kad atsidariau, pavyzdžiui, Alice Night arba Mija 2 kartus atidarė Ruby Chestą, tai neparašykite tai, nes mes kartais pamirštame. Bet, žinokit, mes esame susitarusios su Mija, kad tipo, jinai atidaro vieną kartą Ruby Chestą, kitą kartą aš, jinai vieną kartą, kitą kartą aš, ir taip pamainom. Pavyzdžiui, jei mes pasakysime, aš dovanoju tau Ruby Chestą, reiškia, nerašykite, kad tipo, kad jinai 2 kartus darė. Nes reiškia, kad mes padovanojom Ruby Chestą. Ir dabar vis tiek bus jos eilė. Kitą kartą tikrai jinai atidarys. Gerai. Ir bus ir jūsų eilė. Ir nepamirškite, mes irgi pakviesim jūs atidaryti Ruby Chestą ir rašyti. Mes draugai nepamirštam jūsų. Mes esam nuoširdžiai mergos kurios geras, mes viską padarysim. Ai, ir nepamirškite, jeigu mes surinksime nors bent jau 5 subscriberius, tikrai priimsime vieną kažkurį iš žmonių. Taip, čia kalbos nėra. Taip, priimsime būtinai. Galėtumėte priimti 2. Būtinai. Kuo daugiau, tuo fainiau. Ir nesiprašinėkite, jeigu mirsit. Viskas gerai. Mes suprantame, kartais būna, kad pradeda labai ekranas šito judėti nesuvaldomas. Būna daug situacijų, bet kartais ir tiesiog miršti. Bet tai viskas gerai. Mes iš pradžių mokomės. Ir niekada nereikia pykti. O kodėl tu gali nesakyti? Jūs gali. O, koks skirtumas. Greičiau bus. Aš priskaičiu tada pasakyti. Aš tiesiog pakeliu. Ir aš tiesiog radau. Vis vaiką padina. Mama taip pat padina. O mane. Aš radau. Jo. O gal reikia jį pakuoti gyventom. Bus gerai. O pasakė, kad negalima kuoti. O galiu pastatyti puodą. Jo. Aš įsistatyti. Kaip tu nori, tai daryk. Tiesiog mes abi statom bazę. Tai daryk, kad tu nori. Kodėl va dabar, kai aš įsėdau vaiką ir gelbėdavau, tai skidau kažkaip nori, kad atsitinka kažkaip muzikėlė. Kaip baisi muzikėlė. Kumoja. Nežinau. Aš nežinau. Gal tau čia jau nežinau. Kokie rimtai. Aš nežinau. Mane tada aš nežinau. Ai, dabar. Žmonės, nebijokit prašyti. Niekada nebijokit prašyti. Jeigu kažkas nepatiko, parašykite. Gal galėsite kažką pasakyti. Galėsim pasakyti. Galėsim kažką padaryti geriau. Jeigu jums kažkas nepatiko. Bet aišku, tai neturi būti, pavyzdžiui, nepatiko mūsų avataras ir taip toliau. Nes mes nieko nepadarysim. Tiesiog, tai mes esame youtuberės. Mes turim avatarą, kuris stengsis klausyti komunikaciją. Taip, nepamirškime. Mes atsiprašom, kad pakeitėm vardą. Nes tai buvo vardas, pavyzdžiui, mano buvo Lėlė, o jos buvo Naistas toksai. Ir mes pasikeitėm avatarą, ir mes atsiprašom, dabar mes padarysime, kad Kepurė, aš taip toliau. Ei, tu vadyšė, paėmė mano sriubą. O ką, negalima? Negalima. Labai skani sriuba. O kur eina? Kažkur eina. Einu, tai pabandyk. Auja. Vaikas dabar valgo sriubytę. O gal kraštinuką? Man yra panašiai patinka. Kaip manai, ką reiškia sriuba? Jo. Ar tai sriuba, ar tai kažkas kitas?
Тут Росія. Це так yra. Susiva. І лава чекані. О, мама, чекані. Ой, я зрозуміла. Теперь Борис, Чикан нагадка. Так, отпал. Буба, вирус. Окей, опа. О, посмотри, мама. Juliette, senhora Deb, não se esperar o exatamente no todo de capítulo e capítulo 2. Podemos iniciar uma pessoa canal, em nome de Jesus, e ela voltou. Seria procurando pessoas comunistas e deixar o revisor de América. Deixando a rua da pessoa que está na pessoa normal e na primeira vez, ela se mudou. Oh, como mais? That's another freedom. But, статью. Государство постановило ожидало, что представляло и представляло, что еще слайдер. О, родился Волканка. А продолжил один самой. Ты так пакет долгося. Я на это цену. И надо говорить Люблю Антра. Герой. Значит, ты блин. Я выход. А я ушалку, там отдавился. Потом на потом. Не забула, то поэми мама трёба. Ой, я не знаю. Там я зимою свою. Я зимою. Я попала, что на сына на другой тоже мала уже. Она будет что Альфа. как чаю колокута. Bet aš niekada nemerkiu, bet ten nenukė vakase, niekada nebuvau radus vaistinėje. Pirmą kartą radau. O, dar antrą vaistinėlę. Jau turiu 6 vaistinėlės ir turiu vieną mediką. Aš turiu vieną mediką ir 2 vaistinėlės. Dar, nors mes iš viso turiu 8 vaistinėlės suprastas ir 2 medikus. O ne, mane vilkas puola. Nelaiku. Ne, aš visą esu bėgti. Aš visą du vaikai. Ai, jūs dar įstatymą. Aš pati galiu Ne. Aš išnaudoju 2 vaistinėlės. Ir mes dabar Oi, я каусь, може. Треба на вулиці піти. Припусти мене. ви мене все просто, і так просто А що припав? Мама, на що двічки виключила було випадно, що ти? Було випадно, що ти не лохайся. У мене шкафіє. Ти молодець, на що тобі? А ти там не вам паде? Я трёх я могу стеняда. Ну, а сюда не будет. А что ты там? А что ты
Patalės mane. Haha, meška. Jėgų meška. Oi, paslydau, ir dar mane vilkas seka. Gavau meškos tą pelstą. Padėk, vėl, aš nesuprantu, mane daug, man nesutikta diena šiandien. Aš vėl pelzdavau iš tos meškos. Man reikėtų paimti vaistinėlę ir pasigydyti. Aš paimu mediką netyčia, bet aš pasigydysiu, nes man be mediko neįmanoma išgyventi, nes man be gyvybių neparodė. Sveiki, Džina. Aš paimsiu vaistų daiktus. Aš nebuviškas yra. Draugai, ir jei pavyzdžiui būsit mano challenge mūsų kanale, nepamirškite, jums nebijokite ir paimkite mūsų sriubas. Vieną sriubą. Bet neimkite visi. Pavyzdžiui, likti vieną sriubą, gali palikti. Laisvai. Bet neimkite 8 sriubų, nes jų labai yra daug. Taip, ir nepamirškite, mes irgi šoksim. Ne, jūs vieni. Bet jeigu būtų sušarkę ir mes būsim, tai jūs valgysite. Mes taip sumokėsim Robuxus pirkdami. Mes turim po 5000 Robuxų, tai nepergyvenkite. Taip. Aišku, bet mes tikrai bet mes neduosim jums ten 700 pinigų, nes mes irgi norim turėti gražiai apsirengti. Sumokėt pavyzdžiui 700 deimantukų turėti. Mes irgi žmonės, mes ir norim. Jo, mes esam visiškai netėjo, tu darysi už laimėjimą gaunat. Ne, mes nebūsim tokie. Bet jeigu kažkas vienas žmogus labai nusipelnys, tai turbūt duosim. Duosim, čia nėra kalbų. Bet turi būti labai nusipelnys. Taip, mes tokių darės, nežinom, ką mes darom. Aišku, mums nemažai metų yra. Taip. Bet pasakysime, mum yra metų daugiau nei tikrai 8-9. Mums yra daugiau net už 11 metų. Toks atrodys balsas toks. Ir iš tikrųjų mes esam vyresnės, mes esam... Lėja, mes kovojame. Pasiduok, varom. Mes esam penktokės. Tau pilnai sekėsi kovoti. Tokia lėga. Aš nekovosiu, viskas gerai. Palauk, varom šventinti skrydžių ragų. Ne, priedus O tu pabėgti. turi druskos, po pašventinti. Ne, bet Ne, užpilsit sriubos. Užsibaigtis. Ne, pašekti reikia. Aptarkim šiek. Gerai. Ja. Nusiropinsiu. Valgys, Aš nemyliu. Vaka, Shakira dės. Tu buvai tokia. Ar ne? Nes buvo... Tu man vieno centimetro. Aš nežinau. O, Gal būtų per ploto. bet gaunam bazės ir man reikia pasistatyti. Jo, mums reikia sienos. Kas kaip medis? Aš turiu tai tą lėvą. Aš galiu, nes aš turiu būti atskiras, turiu būti.
viduje. Aš einu paieškoti daiktų. Gerai, užsipirksiu. Na, bet aš kalbam eisiu su tavim, nes aš radau pilną namų, kur buvo pilna kėdžių. Ne, tas kėdės medžių, mums nereikia. Mes turim turėti po 100. Oi, atsiprašau, aš biškį žakčiu. Atsigerti iš lėto vandens. Gerai. Gerai, kad pasiėmiau. Nes būtų. Nu aš einu, aš čia jau viskas, man jau aš kiek darau jau tačiau, man reikia mane jau. Oi. O norė. Ir nepamirškite. Oi, jeigu norėsite deimantų, tai sakykite, mes galėsime keliauti į tą pilį ir Strongholdą. Nu tai, į pilį galėsime. Strongholdas. Stronghold. Taip, bet aš lietuviškai noriu, tai galėsime nukeliauti ir galėsite gauti deimantų. Aišku, nes kitam video mes būsim, kaip jūs manot, parašykite į komentarus, jūs norit angliškus video mūsų ar lietuviškus. Būtinai pasirinkti, bet pavyzdžiui, jūs pasiūlysit angliškus video, padarysime biškį lietuviškų, bet daugiau pasiteks angliškus. Sako daug draugai. Jeigu nesuprantate, ką mes kalbam lietuviškai, tai mes labai atsiprašome. Taip, bet mes ir galėsim angliškai viską padaryti. Juk mums nemažai metų, nes tai penktokė. Ne penktokė. Nu, nėra tikslaus skaičiaus. Mes pasiskysim. Nu, jūs, jeigu tokius sakant, surinksime. Na, mums reikėtų bent jau surinkti kokių 50 patinka ir mes pasakysime savo metus. Tada pasakysime mūsų tikrus vardus. Taip, būtinai. Ir mes nemeluosim. Tai žinom, kad mes nemeluosim. Mes tiesūdėlis. Mes viską sakom slėpti. Tai nėra gerai. Nėra. Vergia duonelė, irgi nevalgoma. Kas draugai? Na jo. Meluot nėra gražu. Ir draugai, jei mums meluosit, mes tikrai kada nors nebūsim žinoti. Aš negaliu ištraukti. Ko? Pasižiūrėk filmą. O, negaliu traukti bodžio. Bodžio aš tam skirti. Ne bodžio, aš kūno netrauksiu. Tai žinau. Tai tavo, tai žinau. Mamai, kodėl? Taip, gražiausia. Taip. O ką negalima Aš radau trečią vaiką. Aš tiesiog pasižymėjau, pasižiūrėk. Aš tiesiog gelbėti. Aš negaliu. Nu, blemba, nemirk, prašau. Ok, Pastatyk tau už 3 tuos. Rodytų, kad tai. ai, Sandėl. Ne, čia netrūksta. gerai. Pastatysiu. Stojau. Ką galiu? Aš lovą dar pastatysiu vieną, 5 kartus. Ok, reikės pastatyk tau 10, aš 10. Pastačiau. Va. Tuoj va. Va, viskas.
bet už 20 neverta. Už 20 ne. Tu, draugai, nepasiūlytume, bet jei mes tik ne vadovės esame, bet jei jūs norit, galite. Taip, čia jūsų pasirinkimas, mes nesakom, bet mes tik pasiūlytume nepirk, nes jūs galite už 20 nusipirkti ten, pavyzdžiui, koks Geresnė daiktą. jo, tai pavyzdžiui, paramplotą galite. Tikrai yra daug geriau nei lova. O jeigu, pavyzdžiui, atrodo, kad aš kažkaip tik nutrūkstu, tai žinokit, aš žokštiu. Ir negalvokit, kad jums infarktas kažkoks. Aš bandysiu surasti meškos kailį. Tau. O, gerai, ačiū, kad bandai. Aš nesu nerandu. Va, mane viena vėjas gražuolė. Ne, radau. Vieną naštą būdų. Ai, aš dabar einu prie tos vietos, kur... Gerai, matai. O, aš raitelį turiu 60 eurų. Suprantate, kaip skaičiau? Taip suprantu. Aš padariau klaidą, aš nepasiėmiau sriubos. O, Aš išaugau, bet aš pavalgiau žalios mėsos. O prie pat savęs matau parduotuvę. man reikia šiandien turėti. Aš buvau radus tą vietą, kur galima pasigaminti tą plaktuką Hemerį. Bet kažkodėl nepagaminau. Leba. Gal viskas gerai? Jo. Aš jau pavargau žaksniu. Aš pavargau meksą. Dabar tu išvedi. O ko jau Pažiūrėk, ką radau. Aš radau. strangolą? Aš radau tą aprangą. Taip, ten tas... Pamatysiu, vadinu. Au, nebodžiu. Kaip aš vadinu. Žodžiu, ten buvo tas aktyvis dalyviausias. O norėsi daryti tas aktyvis ir atidaryti aktyvis skryninę. Taip, aš negaliu atkarti. Aš negaliu nuskalti. Buvo O man vienas turi lyginti. Man rodo. Aš mirsiu, bet nepergyvensiu. Viskas bus gerai. Mes būk neturim lūknę, sakau, o jėzui, aš turiu greidę kokią lūknę, bet čia ne šitą lūknę. Panaikų. Aš turiu, aš pažįstu 7 lūknės. Įsivaizduoja 7. O pažįstu 10 lėlių. Aš 11 lėlių. Tai yra labai daug. Aš pasižiūrėjau, aš padidinau laužį. Pagaliau, įsikūnas. Gerai, šitas lygas. Tu ką tu darai? O, ačiū, mėgstam. Aš manau, mums reikia prie tos vaistinėlės sudėti. Gerai. Va. Aš nepamirškit. Man jau liepia mėgti aterdavai. Aš tai prisijausiu. Atsiprašau, man liepia, bet aš tuoj. Bet aš jau rezu. Kokią dalį? Gal manau,
logiškiausia apsakyti aplankyti. Pavyzdžiui, Nu jo. Pažiūrėk, aš du medžius vienu metu kertu. Bet kodėl logika? Kaip gali kirvis įlįsti į medžio vidų? Na, bet tu padarai skylę, kaip pasakė. nu tu kai kerti. Nu, pasakiau. Neklaus manęs. Koks kampas. Gaunasi tave tavo kampą. Jo. Nežinai? Čia man ne naujiena, čia maisto negavau šiandieną. Tai man jau ne naujiena. O jei gal tam netgi galėsiu iškirsti medžius? Nu, jo. O tu galėsi ieškoti. Jej. Nes aš tai nenoriu. Aš tavo nešiu vieną paslaptį. Palauk, aš nesuprantu. Aš dabar kadangi su jau esam viena prie kitos ir aš pasižiūrėjau į jos kompiuterį ir aš pamačiau, kad vietai, kai jinai žudo paskutinį vaiką. Oh my goodness, ten meška nuskrido. Ir jinai tokia, I believe I can fly. O, aš paimėsiu, man reikia valgyti. Aš padėmiu. O, ne. Na, nemanau, kad tai. Neduoju. Nu, abidve. Nu, aš ne, nu, mano pusė, bet aš nekeičia. Tokia, Oi. Ai, nieko. Lemma, mano kompiuteris. Bet galėsiu aš išgelbėti tą paskutinį vaiką. Tai tu gal galėsi. Ne, nu prašau. Kas buvo susitaręs? Karas nebuvo niekas. Aš tokiu, aš išgelbėsiu vaiką. Ne, tu matai, that here is hungry tonight. Jo, papa! Aš nematau, tu campfire. Campfire is no owner. Aš nematau, tiesiog campfire. Nu, vai, flashlight! Apmėnės į priekį. Kur eik? Apsisų. Oi, tu Gydė. Man kojas užtirpo, oi. Man kojas nesustirpo, jau nepaskutikų. O jei aš gausiu šios mamos kažkos telpas. Būtų gerai. O kas daryti? Papuošalas, ne? Ne. Bet aš galiu gauti iš tikro. Ja, žinau. Aš nežinau, kad aš bandė paprastų kirvių pavarti. Mes tikrai buvom nurlus. Pritariu. Na, aš negalima pasakyti. Na, biškį mes buvom Kuku. ir jaunesnė, tai mes manęs nedarėm. Na jo. Jo, šiek tiek. Tyli. Aš labai sėdėjau žaidžiau Laidžių daidėjai. Aš neseniai, bet kad kėliau video, tai senai. Oi, ai, ir atsiprašome labai mūsų draugai, jeigu nesigirdėjęs labai gerai, ką mes kalbam, nes tai būna, kadangi tai būna pas mus per kompiuterius, tai
Mes atsiprašom tada labai. Bet nebūtinai. Taip pat įteks. Aš neinu pas tave lieka, tai žinai tavo pusę, nes aš einu tiesiog prie tavęs ten ieškoti viskas. Ne? Visos dažkos. Jau gali taikyti. O, čia jau labai mažai to dažko. Gyvybė. Ne, aš tau radau tą. Aš radau tau gėrą. Aš ateinu pas tave atidaryti skrynę, žinai? Aha. Tavo rudai čia pasarvalo. Mano, nes Jo. tai yra tas pats. Našau. Ai, viskas gerai. Strongjack, dabar aš kad sudaryties surus. Aš jau einu ieškoti daiktų. Nepamirškite, aš mėgstu kirti medžius. O aš tik taip nekenčiu. Man labai patinka. Ai, ir dabar kad būtų įdomiau, jeigu jums parašykite komentarus, koks jums maistas labiausiai patinka. Oi, prisimeni, mes buvom palikusios vaistinėlę didelį medį. Aš ką tik jį radau. Oi, tai tik labai gerai, kad tu radai. Ir būtų dar kukutėlę pavį. A, iš tiesų, man nebepatinka tiesa. Aš nukovosiu. Gerai, pabandysiu surasti namelį, tai gerai pabūti. Ok. Man biškai, atleiskite, man biškai balsą, kad pradėti daryti, nes man balsai biškai nedaug. Kartais mes biškai užkimstam, nes tiesiog, kad aš tiesiog esu pastringus biškai vandenį. Tu man biškai miešti, ne? Atsiprašom labai. Netikėtai. O tas, kur aš padariau, tai kad aš dariau pati. Tai nekreipiu dėmesio, man. Biškai nesuvaldyti, kaip aš sakau. Dėktų! Man reikia valgyti. Ką turėtų pasmėsti? Aš galiu pasirūpinti. Jo, nes tu kovoti, kad aš kovu šį. Bet tu gali kovoti, kaip pavyzdžiui... Ai, tu. Labas! Alio, pasižiūrėk. Ai, vaikas deginas. Wow. O iš ko galima pieną gauti? Irgi panašu. O kur man teks? Kaip man pamilti? Žinau, su tavo logika. Mano logika. Tu galima pieno pasakyti. Na, bet jau aš nežinau, kaip pamilus galima, tai kur man tada žinoti. Na, okei, nesvarbu. Kertus medžių. Nu ką, negalima biškį nupirkti medžių? Gali? Alhamdulillah, tai aš darau tau greitai įsikėt naštos. Pamėginį. Aš noriu ėsti. O patarpas. Jo. Man pasigirdo karpa. Gerai. Aš norėsiu gal po kelias patarėsiu.
galiu labai greit atsigint. Oi, per didelis tarpas. O jeigu norit, galite pamanyti atspėti, kokios jums spalvos labiausiai patinka. Ai, nepamirškite, jūs galite daug dalykų klausinėti. Tik tai kokių panorėsit klausinėti dalykų. Tik tai turi nesusijęti su tenai gatvėm, kur gyvenam ir taip ir panašiai. Aš čia norėjau pasakyti šeimą, bet su Nu, nesvarbu. Nu ką, pastačiau krosnelę, visas bus nedažas. Nukirsti man nereikia pasakyti. Ne, nu reikia. Kaip pasakyti? Gerai ir čia. Ne, šio pasakyti. Aš pasakosiu tave pasakyti. Pasakyti. Gerai. Pasakyti. Bet šitą tada turi, nes tu spakyti nepajungi. Aš žinau, tai statyk čia gerai. Čia įėjimas bus, gerai? Gerai. Ir šeima. Nu tai jo, turi ne. Oi, Mums reikia mėsos. nu ką man padarė? Gerai, varau ieškoti. Taip, tai šakelį surinkti. Tačiau aš Bet žiūrėk, šakelį nesaugumas. Nerašome dėdėjų žangrų Ne, aš nemačiau. Va, ateik išveši sriubą. Va, šakelį krūva. Kapučino sapyno. Duok man, kur yra, kaip tipo, meškerė. Jau, čia mano būtų. Kaip pasakyti, savo klaidą sapyno. Ne, mano meškerė buvo viena vietoj padėta. O gal aš savo radau? Pavyzdžiui, gerai savo. Ui, vau. Tu padėk man kažkaip žuvį vieną pastumą. Na. Ai! Tu žinok, aš pašoku. O, taip. Kodėl negalvoju?
juodas ir toliau yra kitoks, kaip pasakyti, Vat neduoja. Prancūzija. Neduoja. Nereikia. O, Duoda, visi neduoda. Ne. Tam čia suvalgęs. Nėra kokia. Kūrybos. bažnyčiai ten, kur yra žmonių. Aš myliu visur. Nu tikrai kito pusėje. Go, čia. Ne, Vilke, nepamatyk manęs. Prašau, nepamatė. Palauk. Pas mus dabar nesimatyt. Aš jau kelis metus pavažiavau žemėje. Daugiau negu 3 savo studijų. Ne, 14 dažų aš įsivažiavau. Ai, mane sako, 3 metus. Įsivažiuoju, aš 14 dažų įsivažiavau. Viskas gerai. Nieko tokio. Aš vis tiek nieko Nepatysnė. Aš nepatysnė. Nes aš vis tiek nieko neturėjau. Tai gerai. Turbūt dabar man reikia, bet aš noriu. Aš darydžiu, aš noriu padaryti. Dabar Ai, draugai mūsų. Aš labai trumpam einu greit pasiimti, įsipil vandens labai greitai, nes mano gerklė labai išdžiuvo. Išdžiuvo. Tai grįžčiau. Gerai. Aišku, mano biški draugai yra blogai. Tai va todėl. Aš biški paliksiu ir pavaldysiu jo apkaltą. Draugai. Aš palieku savo. Gerai visą. Dabar gerai. Aš atsisėdu. Va. Uh-oh. Įskyrė vandenį. O, manas vyras vadėsi, kur tu nuvažiai mano? Draugai, gal jūs norėtumėte parašyti, kiek jums yra metų? Kaip ir mes parašysime. Tai turėsime 10 000 subscriberių. Taip. O, pas mus Instagram išaugo. Ir taip gražiai išaugo. Oranžiniai kažkodėl. Aha. Oho, vaidinu. Oho. Tai kad galėtume jums parodyti vaizdus. Aha, tikrai. Labai gražu. Taip. Matot, kad gerklė būtų biškį brokinė. O, ne. Palauk, sutvarkysiu.
biškit palaukite. Aš turiu išeiti prisijungti, nes man kitaip neleidžia judėti kažkodėl. Taip, gali būti daug kad žaidė šį žaidimą ir biškių užsijungia. Kaip ir man buvo. Today mes kovoja. Vis kovoja. O kur vaikėlė? O, aš nežinau. Ai, aš pasėliau. Sorry. Nėra nieko. Norėjau surūšiuoti tą lentyną. Mato, draugai, kiek mes turim? Oho, kaip man keistai rodo ekraną. Matot, draugai? Mes jau turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gali man padėti prašau žodžiu? Jo, žinok ir žinau. Mirsi. Ačiū, gėlė. Viskas. Ačiū Dievui. Mums Mane reikia... nervina tas medis, aš jį nukirsiu. Nereikia. O, Jėzau. Jej, du diamantai. Nu, davai, mums reikia pradėti bazės statybą. Sorry, aš nusipūs dieną. Gal su... Paskaityk, kad galėtų šitą. Padėj šeberio. Oi. Jau tu reikia hemelio. Gal man taip pasakyta. Okei. Nereikia, viskas gerai. Gerai. Bet dabar aš visą nesirūpinu. Man reikėjo kaip tik laiko. Tai man jis yra vienas tiesiog. Man kompiuteris išjungė mano vandenį. Nieko nepadarysi. Įsivaizduoju, kad pavalgyti iš pradžių eina. Ten buvo mano ta vaistinėlė. Aš nežinau, kada jinai nuskrido. Gerai. Aš einu į visko takelį ir atkabinu.
prie pirmo vaiko pasiliko 5 skaičiai. Manau, mes galim triuko. Teikas. Jo, pasigaminti maistą. Jo, dar pasigaminti. Puiku. Tai tada jau mes lygiai. Ir dar mešką pavojau. Ir galvoju dar vieną meškos kailį. Paėmus. Gerai? Nes mums į naudą. Aš žinau, ko mums reikia. Mums reikia dar 10 medienos, bet aš žinau. Na, tada mes nusprendėm tą padaryti. Va, 3 meškos kailį. Ant toliau nusirsti. Tada man tenka mano privata mano privata mano privata. Aš tiesiog norėjau padėti kurti. Parašykite komentarų, ar kada nors esate žaidę su kažkokiu ekeriu, pavyzdžiui, Nightmare. Man labai būtų įdomu sužinoti. Bet nepamirškite, ekeriai nepasitikėkite. Jie visą laiką netiesą sako. Na, nebesikite, kad įkėlė gerą mamą. Bet kartais geriau nedaryti. Arba pavyzdžiui, žaidžiate tokį žaidimą ir pamatote hekerį. Ir sako, I'm Bunny. Ir tada iš karto įeiti. Man vienas buvo, žaidžiu su hekeriu, sako, I'm Bunny. No, you can't ban me because I'm in the soul to you. Ir jis tipo užgalino Jau kokias prie. kūriau antrą salą. Aš šį turėjau. Ir matau, kad Kokias paskailės. va šitas ir Ne, man vieną reikia. Vieną metą. jo metai. Jis duoda 5 žodžius. Ne, taigi du davė. Du? Ne, Ne, du davė. ne tu. Ne, du. Čia neturi skaičiuoti pakuotų. Aš esu matęs, vieną kartą esu nešęs 5 duoda, 5 man. Davė po mažiukus, patys miniausius po du. Ne po 2 davė. Du. Kailis. Ne paprastas, šito vilko kailis, paprastas kailis duoda 3, tai dar meškos kailis 2. Gauja. Nepapaikysi man, žinoti. Nepapaikysi? O blaba, tai šalia. O viena lempa dega. O man biškai baisu ateiti žiūrėk. Jo. Nu, panašiai kaip papaikas. Įsivaizduokit. O tas žmogus juda, matai? Ten mirksinčia lepa ir apačioj. Tas žmogus juda. Aš nežinau, gal ten. Nu tai vat toliau ne. Tiesiog atsitikime. Auja, pasižiūrėk, aš kiek įsitikėjau. Žmonės atsiprašom, jeigu mes atsirūkdom jums, bet jeigu mes dabar kalbam ne apie žaidimą, bet pas mus taip šaudo siaubingai, tai kad biškime tai daros nejauku. Čia šalia prie langų auga velniai. Na jo, tiesa. Prie lango ateini ten jau mačiau mirkstelė į langą vieną. Bet gerai, kad neužsidegė. Tu mano jau širdis daužas. Aš nebijau, bet matai, nėra malonu girdėti. Na, viskas susikasi. Galiu? Ne. Bet ką tu medienos? Ne.
Tu nori kaip matęs. Ne, nežinau, Ne, nu tu greičiau gali, aš turiu tu turi medieną, kur aš kiekvieną kaip programą. bet aš kaip ne. Dažnai viešą. Tai aš ir turiu. Ne. Prašau. No. Nukda koja. Nu tai yra mano draugė. Neliek. Man geriau su ja sakyti. Kaip tave pasakyti? Draugė. Pažįstu 10 laipsnių. Turiu kakis medieną, o ne iš pačiapės. Nenubraukiu. Nu ne. Prašau buvo. O. Supranti? Bet aš vis tiek paklausiu. Ne, nu. Aš jau pabaigiu. Aš negydysiu. Aš panas. Ne. Bandai. Aš tas negydysiu. Gerai. O po to gali? Ne. O tu kokius pakailį pardavai? Jo. Aš ne. Jau gali pasakyti. Nu, kažkoks kailį radau. O negalima parduoti tai? Ne. O kaip buvo Va. Aš liko duoti. Aš liko duoti. Aš liko kailį. Bet čia nėra parduoti. Parduosiu. Iškelk. Ne. Nereikia parduoti. Jums reikia ruošti istorijai. Matas gal universitetų pristatymų. Matot, draugai, čia viena mergaitė yra, kuri nori nupirkti medį. Nu nesakyk taip. Jie per medžius, čia tiesiog sienos yra. Gerai? Gerai. Manau jo. Ne, jie tau taip gerai. Nenukrit, nenukrit. Eik nu žiūrėk, kaip tu čia sugalvojai nukristi. Nes ateina taigi šitą. Palaukit, aš nukristu užuolaidą. Aš nukristu užuolaidą. Aš truputėlį palaukti žmonės, aš nukristu užuolaidą. Gerai. Man vietą perimt. Ir šitą. Oh. Au, man pirštą uždėjo koją. Atsiprašau.
Окей. Мене квіче. Не. Жорсткі території якась. Це воно хорошо. Польова покрита чупа-чупсом. Чую, армія поgamijauся. Лея, aš į palapinę lendu. Į palapinę. Lipk į palapinę, aš į palapinę žuviu. Ne. Aš nebegaliu, aš nešaukiu man. Varykit sustabdyti. Ось negaliu. Aš tačiau. Aš jau mirsiu. Tu pati net neįžeidži nei vieno nepavojų. Nukovoju. Ne, vieną. O aš keturias. Dėl to mes išstengiamės saugotis, nes ne kaip tu. Aš keturis kartus daugiau. Nu tai gerai, bet aš ne kaip tu. Ne. Aš žinau paimti vaistinėlę. Bet tu ne viena gyveni statistiškai. Gerai. Nam dar aš valgau. Kur vaistinėlės visos? Ten. Va čia. Aš paimu tokią vaistinėlę, kurią aš galiu paimti. Lėja, bėk. Na, okei. Okei. Bėga. Mes galim. Kartu. Palauk mane. Kartu mes viską galim. Jep. Drauge niekas nebaigs praeidėda pro šalį. Pečius. Aš prisimenu, kai buvau trečiokė. Nu. Bet tavęs rimtai taip sunku. Aš noriu, nes jau. Aš daugiausiai nežinau. Kur? Kaip Kazimieras. Prismetė video. Kazimieras. Aš hungry, palauk, varau greitai bobo. Bet tavęs taip sunku. Gerai. Gerai. Aš vieną greitai žuvį. Aš greit vieną žuvį turiu, kad pavalgyti. Nežinau, liko vienas priešas. Nuo. Gerai, var. Ui. Lygiai. Aš neturiu valgyti. Pasieną. Va. Devyni. Tomas. Aš bučiavau. Jau. Aš varau žvejoti žinių, aš noriu, man reikia ėsti. Miela. Juk galima parduoti savo tuo. Gerai. Aš nežinau, kad aš turiu banką. Antro. Va. Kaina įspėjo. Ja. Greit. Prašau, greičiau. Tamai. Pavyzdžiui, draugai, jeigu pamatysit kažko įdomaus, pavyzdžiui, kad patirti mūsų, pavyzdžiui, ar markė, ar veidas, ar kojos, pavyzdžiui, tos kojos, tai parašykit, mes galime išskleisti paskui. Aš pasiėmiau belekaną iš kafurėlį. Aš nieko net nepasirinkau. Bet tavęs Balsas, rain, tu, čyterė. Ačiū Dievui.
Atsiprašau, draugai, bet jei reikia padarė kažką, jinai truputėlį išėjo, bet jinai neužilgo grįžo. Tikiuosi, jums šitas mūsų video labai patiks. Ir prašau, nesikeikit, jeigu norėt. Kas pirmas parašys į komentarus nori žaisti su mumis, parašykite username ir kodėl jūs norėtumėte. Ir mes būtinai atrinksime. Tuneriai, kodėl? Išsaugome, aš neskautume, nes neskau. Pažiūrėjau, tai tuneriai, neskau. Gerai, aš papailsėsiu, aš pavalgysiu. Gerai, pavalgysiu. Labai skanu buvo. Aš jau buvau apsakęs. Sorry, buvau išsitikėliau. Jeigu girdit, kad kažkas pas mus beldžia, tai nekreipkite dėmesio, čia tiesiog fejerverkai žinokite. Aš įsivaizduoju, kodėl taip viskas ir kad jūs klausite, kad nereikia mums tai kokai, kad jūs nežinau. Pašvenčiu. Gali prašau šakelės daryti? Aš nesveikiu. Tu visą filmą turėjai. Aš vieną žinau. Nu, tai ką reikėjo imti, kol buvo. Aš kitą kartą vietoj... Gerai, puiku! Pasižiūrėkit, kokia didelė mūsų bazė. Tuoj parodysiu jums, kokia didelė bazė. Bet aišku, reikia kodėl va. Didelė bazė ir tikrai labai gražiai azolos, labai medžiai užaugę. Aišku, mūsų bazė labai keista, tai buvo biškė azolos, nes yra šakelės, tada sienas, šakelės, sienas. Bet čia tas pats, nesvarbu, kaip koks grožis. Saugumas svarbiausia, kaip sakoma. Ir aš manau, mums reikėtų pasistatyti dar vieną tokį namelį, jeigu turėtų. Aš galiu pastatyti. Jo, būtinai galiu pastatyti. Tai tik paraputėlę. Liko nebedaug. Žinok, nebereikia sieną. Gerai? Gerai. Aš jau radau pakankamai daiktų. Mums reikia ploto, o ne. Gerai, aš nupirksiu namelį. O, kaip tik naktis atėjo, kai nusipirkau medį. Aha, čia sutapimas. Taip? Tai didelis. Oho, kiek čia daug, nepamatau įėjimo. Dabar vaistinėlė atsisileidžia. Aš sudėsiu gražią vaistinėlę.
Gerai, o mes turim farm plotų. Gerai, nupirkau bent jau vieną farm plotą. Man reikia valgyti. Man tas pats, bet aš neturiu maisto. Nors turėjau vieną vietelę. Nemažai vietos. Bet gerai tinka. Man dinė gėlė. Būna. Aš padariau taip, kad čia įėjimą. O, ne, viskas uždaryta. Aš tikrai, aš saugo. Palauk viską. Kaip tik, kad pinigėlė. Taupau pinigų, tai galiu... O, jės, aš varau viskas, aš einu maistu rūpinti. Kiek mums reikėtų kėdį? 2? O, ne per daug vietos gyvenimo, 99 naktis. Tai nebuvo sunku gyventi. Jau pabandykite ir jūs išgyventi. Teko patirti su daug nuotykių, bet dar nesibaigė niekas. taip, bet mes beveik įveikėme. Tai yra didelis laikas. Žinau žmonių, kurie negali net išgyventi per dienų. Mūsų laužimo žiūrovą. Va. Na, nieko tokio. Kažkokia lydė. Ne, bet nesvarbu, mes turim namelį. Aš nupirkau tokias kėdės, žinot, sau. Nenormalės kėdės. Va. Va. Tai čia vis tiek aš kalbinu. Mums reikia. Valgy. Ne, gėdė. Man tik buvo toliau, Jo. The fire. Einam, neverta. Einam į tą bazę. Mes nepatiriam. Einu gali pažvėjoti. O ne, nieko nėra. Du priešai. Ieškok žodžių maisto, ieškok nuorodų visko. Ir malko šlavau. Kad galėčiau papaikyti vaiką. Kada? Nenorėjau. Man 20, 19, 18, 17. Aš paėmiau maisto, kad sau padaryti svirą. Gerai, įėjimą. Komandų. Negaliu įėjimą. Gerai. Aš farim plotą. Today, beer is somewhere. Aš namelį būsiu? Va, lauk. Aš tik manau, kad mes jau esame saugūs. Namelį. Mūsų bazė yra labai stiprė, panašu. Aš ir valgyti paruošiu. Gražiai bazę paruošiu. Taip.
mes galim daryti, kur galim yra sargo. Aš šiandien kovojam. Taip. Aš su ateina lėka visą laiką. Vyriau. Aš iš bazės nukreipsiu. Negaunu. Tara! Bus nežinau, nukreipau. Nežinau. Man reikia turėti. Aš atbėgu, tu nenaudok pusę. Ne, aš turiu pilną žemę, viskas gerai. Viskas? Reikia pavargti gyventi. Jo. Jo, bet viskas reikia veikti. Taip. Aš mes pasakėm, kad mes gyvensim tiek dienų. Ir kas pasakė, kad mes 99 naktis, galim ir 100 gyventi. Nu, aišku, reiškia, nebūtume savo nariai. Mes patys žinome. kartais daugiau, kartais ne. Aš nužudžiau tokį triušį, kur nebuvo nei vienos mėsytės į baigtį. Ne, buvo. Ne, Va, radau. man reikia. Darau, išsivaizduoju vaikų. Alio. Rodyk visą. Nežinau, man koja. Ar man rodo, mes tiek mažai eksplorime, ieškojom, bet iš tikrųjų daug. Iš nerodo. Jo, nežinau, šiaip. Va, pririnksi mum myją maistą. Okay. Man pakrovėjai. O draugai, pabandykite atspėti, ar mes sesės, ar ne. Ar mes tiesiog skriaudė. Tai paprastas draugas. Ne, mes iš tikro pasakysim tiesą. Taip tai pasakysim tiesą antrame. Mes pasakysim tiesą, tik tai žaisim, kai žaisim Trolls in the Pink Tower 2. Tada mes pamatysim. Decided. Aha, aš duosiu. Aš pati gaunu. Pasižiūrėk gerai, dėl viskinėlį šitie. Jo, va, ateik Čia čia. tokia maža. Aš pavalgysiu. Aš jau užtvėriau specialiai, man čia. Draugai, jūs galite tokią pačią bazę pasistatyti? Jūs galite tokią pačią bazę pasistatyti. Tikrai verta. Tikrai ir... Tada svarbiausia, sakoma. Kitą kartą pabandysim kitą bazę pastatyti. Aišku, jūs mums padėsit išmąstyti, kokią bazę pastatyti. Bet pavyzdžiui, žinom, kad pavyzdžiui, iš lentynų visų bus neįmanoma
tiesiog išgyventi su lentynom, nes čia aplink lentynos, o pavyzdžiui, o jei tokio pačio dabar aš pastačiau su lūpne, sakau lūpne, man nepatinka, kad gali su pastatęs tą dalį, tai negalima jos rašyti, nes čia nesąmonė, o jei pavyzdžiui galima iš markinės pasakyti kitokią dalį, žinoma, galima rašyti, bet pavyzdžiui, galite pasakyti dabar pažiūrėsiu, būtinai. Jau 93 metų. Greitai reikės atsisveikinti. Draugai, mes dabar su Romu būsim čia ir galim pakalbėti. Žiūrėkit, kaip jums mokykloje sekėsi? Pavyzdžiui, gavot gerų rezultatų, džiaugiamės. Bet pirma, mes draugai ar gerai ar blogai jūs mokotės, nesvarbu. Mes norim, kad daugiau video žiūrėtume ir iš vis. Mes kartu su Mija ir Nal esam iš tikro nesipykstam beveik, bet esam. Jūsų žmogus niekada nesipyksta. Mes galime papasakoti daugiau, pavyzdžiui, apie save. Ai, ir panašu pasakyti. Jums bus užduotis pažiūrėti, aš norėsiu pažiūrėti, kaip jūs atidžiai klausėtės, ką mes kalbėjome. Tai turbūt užduotis atsimontuoti tą užduotį, kaip metas bus atsisveikinti ir jūs turėsite parašyti komentarą, atsakymą. Bet negalima sukčiauti, negalima žiūrėti video. Saprasti. Negalime pasakyti, kad sąmonė kažkokia sukčiaujantis draugas. Tai čia kitą kartą mes nedarysim šiaip vieną kartą duoti. Tai gerai, draugai. Prabūkim batai. O, tokia užaugo. Yra verstas duoda. Gerai. Pakalbam apie save. Gerai. Pavyzdžiui, kaip jūs sekasi? O, visas gerai mokiniai, aš pritošti. Gerai. Ar jums šitas video patiko? Parašykite į komentarus, ar tikrai patiko. Ir lauksim jūsų atsakymų šiaip. Mes drauge, Mija ir Nal, esam geros. Na, pavyzdžiui, jūs neturėsit laiko parašyti, nieko tokio, čia jūsų nuomonė, jūs galite rašyti ir nerašyti. Aišku, mes labai lauksim jūsų atsakymo, labai. Tai atsakas tai? Gerai. Tada jūs galite iš mūsų bandymų, pavyzdžiui, va šitą batą galite pasistatyti patys. Niekas nedraudžia, mes dalinsimės kartu su Nal savo pasiūlymai. Ir pasakau vieną dalyką. Mūsų vardai nėra Nal. Čia Nal ir Mija. Man net tikram gyvenime, bet per Robloxą bus parašyti. Jei, pavyzdžiui, jūs norėsit, parašykite savo slapyvardį ir mes pakviesime jūs į draugus. Ir galėsime žaisti, bet pirmiausia, jie turi žinoti mūsų slapyvardę. Taip, bet mes pasakysim privačiose žinutėse ir aišku, nepamirškite palaikyti ir subscribinti. Ačiū. Jeigu tai padarėt, lauksit jūsų kitam video. Būtinai peržiūrėkite mūsų video. Mes neverčiam, bet mes norėtume, kad jūs peržiūrėtumėte
Gerai, sėkmės jums. Sėkmės jums gyvenime. Mokyklą. Lauksim kitame video jūsų. Taip, ačiū. Dabar šiame filme baigėme mes sakėm 99 metus. Gerai, viskas. Atėjo diena. Važiuoju šitą filmą. Oh no, here is šeima. Draugai, parašykite į komentarus, kaip galime vyrą išsaugoti. Tai gerai, va, išsivaidinom 99 metus. Mums pasisekė, nes mums lygiai pasitaikė 99 metus. Tai gerai, draugai. Ir ačiū, kad žiūrėjot mūsų video labai. Ir jūsų užduotis. Pasakykite, kiek aš sakiau, prie pirmo vaiko buvo steikų. Dabar, tikiuosi jums patiko šitas mūsų video. Labai tikiuosi, tikrai labai kad patiko. Ir jeigu patiko, tai tada Ate, iki susitikimo, draugai. Lauksim jūsų peržiūrų kitame raunde. Ačiū. viso gero! Viso gero. Gerų švenčių! Viso gero.